Na, vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, nežinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis per takelį tokį. Irgi čia, lindo iš čia, netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labą dieną visiems. Vėl iš laukelio. Šiandien toksai laukelis Ražienos. Aš čia buvęs vieną kartą, vis buvo labai sausa. Sausa buvo, dar karšta ir gražu. Dabar jau šalta. Pas mus šiandien tik 9 laipsniai šilumos ir lyja. Žodžiu, nieko gero, orelis. Atėjau vat į šitą laukelį, buvau iš pradžių nuėjęs į kitą, ten kur radau keletą sidabro, bet labai purvina. Žiauriai po lietaus, sunku vaikščiot, išsipurvini visas. Tai vat pradėjau, sakau, ateisiu čia su Ražienai, gal bus geriau. Atėjau pro tą medžiuką, taip jau pralindau. Signaliukas, dėjusias 2 šiandien. Signaliukas buvo gana gilus, bet gana aiškus. Iškart supranti, kad tikrai nebus geležis. Taip, per tiek pinpointerio. Ir tiek va maždaug. Jo, oi, kam aš čia įjungiu. Na, žodžiu, atėjau ir signaliuką pagavau ir va, bumt, iškrito. Ir iškrito, kas čia? Viktorija. Karalienė Viktorija. Šilingas. Čia nais šitam laukelį mažiukam reikia tikėtis ir kažko senesnio, nes čia va, namukai stovi ir namukai gana seni stovi. Reikia paklaidžiu čia nais. Va. Nu, šilingas 1872. Sidabrinis šilingas 925 praba. Nemalonu. Geras radinukas. Šiemet ant šilingo eina gerai. Nes visą laiką būna 6 pensai, o dabar 6 pensai, o dabar šilingas. Valiau, sidabras. Hei. Dar vienas sidabras, 3 sidabras jau iš viso sudėjau su antro. Nu, malonu. Mokome signalų su juo. Dar sunku priprasti, nes dėjusias pirmas visiškai kitaip skambėjo. Tai va, užkasam dobykės ir keliaujame toliau. Va, koksai dalykas. Iššoko, iš tikrųjų ant paviršiaus beveik gulėjo. Va, kranelis. Toks tikrai geras. Gabalėlis žalvario. Toksai daikčiukas. Tokį daikčiuką jau galima kam per galvą gerai užvažiuoti. Nu, okei, baigiam čia tokias mintis, einam toliau. Monetėlė iššoka. Monetėlė visa suėsta. Neaišku, kas čia yra. Fartingas. Jo, fartingiukas karo metų, antro pasaulinio kažkur tai su paukščiuko. Metai nesimato. Nu ir nereikia. Žodžiu, Jurgis VI. Tokia monetėlė. Ojojoj, vėjas pučia. Mes nepasiduodam, vaikštam. Signaliukas buvo toks nelabai ryškus iš tikrųjų. Nežinau dėl ko, bet panašu, kad sidabriukas. 6 pensai, man tai atrodo, vėl Viktorija. Jo, 6 pensai. Šitas apskretęs gerokai, toks pajuodęs. Nu, pabandysiu pavalyti, parodysiu iš arčiau. Nu, jau antras sidabras šiandien, visai gerai einasi. Biletas briauna, viskas tvarkoja. Gerai, to pavalau, parodysiu iš arčiau. Nu, 1,5 valandas vaikšto maždaug. Ir 3 monetas turiu, tai iš jų sidabrinis. Sakyčiau, visai gerai dėjusios dukavo. Nu, šitas šilingas, 1872. Jauna karalienė Viktorija. Ir va dabar pagautas šitas 6 pensis. Čia pusė šilingo išeina. Šita pusė dėja kažkokia tai apskretus ir man panašu, kad jinai degus yra.
šitą pusę. Greičiausiai žolę degino ir apdegino mano 6 pensulius. Aišku, senai tai buvo. Jau nėra prie ko prikipti. Nėra jau kam ir į nosį pasiūlyti už tai. Jo, va toksai va dalykas. Na, vis tiek malonu. Nu, į trečia moneta tai fartingiukas visai užmuštas nabagėlis. Čia paukščiukas turėjo būti, vat. Nežinau, gal dar matas. Ir 1,95 kažkiek tenais, man atrodo. Jau čia pokaris. Vėlyvas jau. Jo. Nu, toksai vat po kol kas. Bet mes dar vaikščiosim. Iki 5 laiko turiu. Dabar pusė 2. O čia laiko. Nu, ką dar čia man ištrauksi. Taip norėtųsi tikėti, kad čia moneta. Jeigu dar būtų sidabrinė, tai nu. O čia šaukštelė. Šaukštelė, rankenėlė. Pasidabrota buvo. Varinė. Matome iš šiukšlinę. Keliaujame. Dar vieną monetą. Puspensis su laivu. Tokia suėsta. Net nesuprasti, ar čia Jurgis VI, ar čia Elžbieta II. Nieko neišeina pamatyti. Apvaliokas ir tiek. O pas mus koks vėjas. Debesiukai tokie slankioja. Ujuju, čia ir lietaus paduoda biškiuką. Bet va, vaikštau vis tiek. Pačią kampuką atėjau. Ir va, karinė saga. Viktorijos laikų. Aišku, jai kliūva gyvenime. Nieko nebėra. Bet vat vis tiek džiugu. Karinė saga ir ne šiaip kažkokia tai, kai būna visos vienodos, o čia kažkokia tai pulko. Gaila, kad jai toksai auf Wiederseinas. Nu, pavalysiu, įdėsiu nuotraukas, parodysiu, kaip jinai atrodo. Ir gal įsiaiškinsiu, kad čia per pulkas buvo. Nors negarantuoju. Dėl šito tikrai negarantuoju. Slepiuosi nuo vėjo. Vėjas toksai žiaurokas, ohoho. Jo, ir lenda va tokia va dalyka man. Šitam laukėvis. Šakutė šį kartą sulankstyta. Gerokai. Au! O, dar ir skaičius kažkoks ant jos užrašytas. 2529240. Ką tai gali reikšti? Nežinau. Numeruota šakutė buvo. O, koks vėjukas. O, čia man atneš biškį vandeniuką ant galvos. Bet reikia kasti. Ką padarysi? Gražiai skamba bjaurybė. Kaip duoda. Gal moneta? O gal ir ne. Nes kaip pradedu kasti gyvai, visą laiką puola šiukšlė. Visą laiką. Ne moneta. Kažkoks tai. Kas tai yra? O tai yra žaislinio pistoleto dalis. Būgnas va. Gaidukas. Pijom, pijom. Jo. Ne moneta. Gaila. Paviršinė moneta. Matot? Ne? O, štai kur jinai. Up. Variokas. Bet senas variokas, senas. Visas suvarytas, kaip turi būti. Na gerai, imam šitą varioką ir einame toliau. Oras pabiškai pagerėjo. Gal ir nebelis. Nu ką, eilinis gražus signalas. Tai turbūt bus eilinė šiukšlė, nes kai tik tai pradedu filmuoti kaip kasu ir iš karto niekas nebūna, tik tai šiukšlės. Na. Kas tu? Kasgi tu? Kaip ir sakiau, kažkokia šiukšlė. Nežinau, kažkokias raidės užrašytos. Patent. Kažkokia tai šiukšlainė. Nežinau.
tai raktas skylutė gal. Kas? Nesvarbu. Aha. Pradėjau sukelioti aplink šitą ąžuoliuką. Ir monetėlė va. Čia fartingiukas. Vėl antras fartingas šiandieną. Po medžiu beveik. Vėl nežino. Tie variokai nesuprasi. Jie kaip miršta, tai miršta. Nu ir nereikia. Lygtai Jurgi šeštas, vėl toks pat su paukščiuku. Nu gerai. Oi, kaip lyja. Aišku, nesimatys gal jau. Duoda. Ir debesiukas toksai. Jo. Sėdėt po medžiu palauk. Puolė tokia saga. Su inkariuku. Paauksuota. Atsavimas jau pradeda nueidinėti. Jau gerokai nuėjęs, bet dar matosi kažkiek paauksavimo. Tuoj pavalysiu, parodysiu iš arčiau. Čia gali būti ankstyva kažkokia tai karinio jūro laivyno saga, tikiuosi. Čia įdomu, čia jau sena. Vėjas pučia, tai ilgai čia nefilmuosiu, va. Matosi inkariukas, pauksavimas, kitoj pusėje pauksavimas. Nu, pagyvenus jinai. Bet, nu, tokia geriau negu nieko. Šaunu vis tiek. Valiau. Saulutė išlinda, pranašaudama labai gerą įvykį. Bent jau man. Man tai tikrai geras įvykis. Nes radau savo pirmą kaltinuką sudėjus antro. Upapa. Oba, Elžbieta pirmoji bus. 1 pensas. O koks portretukas jos. Ui, koks gražuoliukas. Nu, čia reikia jums parodyti iš arčiau, čia nieko nebus. Haha, vis dėlto kaltinukai čia veisisi. Yes. Trečias šiandien sidabras. Ir dar kaltinukas ant galo. Nu kaip ant galo, bet turiu laiko, bet. Tai prasme, net netikėtai. Čia tikrai nesitikėjau kaltinukų. Nu, pasižiūrėkite šitą portretuką Elžbietos pirmosios, ką? Argi jinai ne fainuolė? Eina, paklon, kaip fainai. Man patinka. Va, Elžbieta pirmoji. Virš 400 metų šitai monetai. Va, tu dar skydas. Elžbieta pirmoji mirė 1603, sakyčiau. Ar pirmais. Kažkas tokio. O kada jinai karaliaut pradėjo, aš nebeatsimenu. Ten 1500 ten, sakyčiau, 50 kažkelintais metais. Dabar jau nebepamenu. Įdėsiu. Valio. Geras. Ir dar toks gerulis, toks portretas dar išlikęs. Labai patenkintas. Elžbietos pirmosios 1 pensas. Haha. Nu, kai visą laiką iš ražienos šakutės lenda. Šakutytės. Bet tai visos tokios. Nė vienos veikos neradau. Visos sumaltos, sudrapstytos. Nežinau, kaip čia jom išeina taip. Nė vienos veikos. Arba sulūžusi per pusę, arba o tokios, va. Įdomiai. Nu, aš vis tikiuosi dar, kad pavyks gyvai šiandien iškast monetą. Nes kiek kasų pastoviai šiukšlės būna. Tik išjungi kamerą, visą laiką monetą. Kas yra? Nu, Facebook moneta. Gardas fainas. Gardas, aišku, kaip visą laiką šiukšlė. Kur tu? Nu va, kai visą laiką šiukšlė. Nežinau, kas čia yra. Kaip užkerėtas, kai tik tai kamerą įjungiu, visą laiką šiukšlė. Bijau net kamerą jungti. Debesis prasisklaidė. Vėjelis yra nedidelis, bet
toksai nepiktas. Jo, nusprendžiau, kad gal jau reikia duoti jam pailsėti. Geras dėvusas, antras, iš tikrųjų, gerai, jis čia man šiandien visai atnešė radinukų. Džiaugiuosi, 3 sidabrai, ne kiekvieną dieną būna. Jo, tikrai ne kiekvieną dieną būna. Jo, dabar važiuosime į parduotuvę su dėvusu antru. Reikia apsipirkti biškiuką maisto, išvažiuojam 2 dienom į kasinėjimus. Kasinėjimus į kitą grafystę. Į Kento grafystę, tenais prie tos fermos, kur kasinėsim, buvo netoli saksų kapinynai. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos. Tai saksų monetų buvo ten rasta. Vėl pagaliau pirmą mano saksų monetą išlėsimo su šito žvėriuko. Labai to tikiuosi. Nu, ten buvo labai geros žemės ir romėnai, ir bronzos amžius. Ko ten tik nebuvo. Tai tikiuosi, ką nors pagauti. O ką? Reikia susumuoti rezultatus šiandieninius. Na, šiandieniniai rezultatai va tokie. 3 sidabrinės monetos, 2 sagos, 1 laivyno, kita karinė, dar 3 variokai ir čia pasirodo ne variokas, o tik tai saga. Nu, tik tai sagelę reiks ją išmesti, von. Aš sagų tokių neimu. Nu, visai patenkintas rezultatų. Jau tikrai. Nenoriu daugiau ir norėti. Nu, 3 sidabrai ir 2 Viktorijos ir 1 Elžbieta I. Vau. Viskas labai cool. Tai va, visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksime kitą kartą. Ate.